Sprendimas. Taigi, jūs nustatėte tikrą problemą. Dabar atėjo laikas imtis smagios dalies – sprendimo. Verslo modelio drobės skyriuje sprendimas apibrėžiama, kaip jūs ketinate išspręsti anksčiau nustatytą aktualią problemą. Galvokite taip – problema plus sprendimas lygu vertė. Bet kaip rasti tikrai svarbų sprendimą? Pradėkite nuo žmonių poreikių, norų ir netgi su problema susijusių emocijų analizės. Paklauskite savęs, kam tiksliai mes sprendžiame šią problemą. Žinant, kas susiduria su problema, galima nuspręsti, kaip ją spręsti ir kodėl tai svarbu. Kai būsite tikri, kam reikia pagalbos, pradėkite kurti sprendimą. Tai gali reikšti naujo produkto kūrimą, bendradarbiavimą su partneriais ar net kitokią pardavimo būdo paiešką. Pagrindinis klausimas lieka tas pats. Ar mūsų sprendimas iš tikrųjų išsprendžia problemą? Skirkite laiko bandymams, koregavimui ir tobulinimui. Geriau daryti pakeitimus dabar, nei po to, kai į netinkamą planą bus investuota daug laiko ir pinigų. Štai keletas veiksmingų metodų, kurie padės jums išlaisvinti kūrybiškumą. Pirmas – interviu. Susėskite su mažiausiai 10 žmonių, kurie nėra jūsų draugai ar šeimos nariai. Jų nešališki atsiliepimai gali būti tikra aukso kasykla tobulėjimui. Antras – 6 mąstymo skrybėlės. Priskirkite skirtingas skrybėlės skirtingiems mąstymo procesams, pavyzdžiui, kūrybiškumui, atsargumui, optimizmui ir panašiai. Tai padės jums išnagrinėti visus problemos aspektus. Trečias – 6 žurnalisto klausimai. Pasiskolinkite žurnalistų metodą. Paklauskite kas, ką, kada, kur, kodėl ir kaip. Atrasite paslėptų detalių, kurių galbūt nepastebėjote. Atminkite, kad tinkamo sprendimo paieška tai ne tik idėjų generavimas. Tai bandymai, tobulinimas ir idėjos suderinimas su žmonėmis, kuriems norite padėti. Teisingai išspręskite problemą ir sukursite tikrą vertę. Tai yra bet kokio sėkmingo verslo širdis.